Sveiki visi Lietuvos žuvų žiūrovai. Žinių radijoje turėjau laidą Žuvis kalba, bet kaip žinia, žuvis kalbėti ilgai negali, prisikaupė daug temų ir rimtų. Ir norisi padaryti tokį trumpą aptarimą. Tai šiandien aš, Monika ir mūsų asociacijos vadovas Martynas. Sveiki. Tiesiog susėdom pasikalbėti apie tai, kas neseniai įvyko, kas vyksta dabar ir norim su jumis pasidalinti, papasakoti apie tai, kas netelpa galbūt visose Facebooko ar Instagramo įrašuose. Tai ilgai neužkalbant danties, gal ir pradėkim nuo tų paskutinių naujienų. Tai šiandien filmuojame kovo 15 dieną ir kai kur jau ledonešis prasidėjo, kai kur ledas dar stovi ežeruose, bet įvyko tikrai kraupi nelaimė, žmogus paskendo, kuris meškeriojo Nemune. Tai tiesą sakant, nežinau, Martynai, ką turėtum pridėti nuo savęs be kažkokių moralizavimų, pamokymų, nes iš principo metai iš metų kartojasi tas pats ledas trapus, bet žmonės ant jo lipa. Na taip, iš tikrųjų tas truputį keistas kai kurių žvejų noras lipti iki paskutinio ledo, kol ten dar visiška košė, dar bent kiek laiko ir atrodo, kad yra. Tai dabar iš tikrųjų filmuojam, aišku nesimato, nes mes sėdim priešais saulutę, bet priešais mus yra didelis užšalęs ežeras. Pažiūrėjus visas vientisai užšalęs, atrodytų labai viskas sėkmingai, čia galima žvejoti, tarp kitko ir žvejų nesenai buvo. Jo, ir dabar mes kol filmuojam, tai dar vaikščio pirmyn atgal. Taip, bet esmė tokia, kad tiesiog pasiklausius kitų irgi daugiau ant ledo žvejojančių pažįstamų kolegų, jis nebėra saugus. Joks ledas nebegali būti saugus, kada yra temperatūra dienomis vos ne +15, naktimis minuso nebėra. Ir tiesiog tas ledas labai greit korėja ir jisai tikrai nėra saugus ir nėra tas, ant kurio aš lipčiau ar rekomenduočiau kitiem tą daryti. Tačiau visą laiką tų tokių paskutinių pingvinų atsiranda ir dažniausiai dėja ant to paskutinio ledo daugiausiai turbūt problemų ir būna. Ant pirmo ir ant paskutinio turbūt. Galbūt taip, pirmas tiesiog dėl to, kad labai skubama užlipti, nors jisai paprastai būna gerokai tvirtesnis, o paskutinis tiesiog jis pasižymi tuo, kad jisai yra gerokai klastingesnis ir daug pavojingiau yra. Ir šiemet turėjom labai daug to ledo ir turbūt visiems atrodo, kad dar čia kai toks pusmetris susikausęs, kad ne taip greitai jis ir išeina. Kita aktualija, kelkimės iš ežerų Nemuno į Vilnių. Tai su ledonešiu išplaukė ir pirtelė, namelis, kas ten dar buvo, bet iš principo tai mes irgi taip pamatę tos vaizdelius, iškart supratom, kad ten kažkas negerai, panašu, kad nebuvo ir savivaldybė laiminga dėl to namelio, buvo, kas ten leidimai nebuvo išduoti prisišvartavimui, nes dabargi reikia nepamiršti, kad su laivyba, aš rodau kabutėse, nes man ta Vilniaus laivyba su tais laivais Vilniuje maršrutiniais, tai atrodo šiek tiek juokingai iš šono, bet iš principo, kad tas žmogus, Simonas Dailidė, jis nebuvo susitvarkęs tos savo namelio iki galo, neturėjo visų reikalingų leidimų. Iš tikrųjų taip, ir kaip pasirodė turbūt pirmieji spaudoj žiniasklaidai pranešimai apie tai, kad vis tik tas namelis nebuvo legalus ir kad galbūt tai yra verta baudos ir tai yra labiau pažeidimas, negu kad žmogų reikia gelbėti nelaimėje nutikus, kad nuplovė jo, vadinkim, tą namelį. Ir iš tikrųjų tos pačios savininko reakcijos vėliau irgi man kažkokio pasitikėjimo didelio nepridėjo, nes panašu, kad kalti visi kiti, taip, tik ne aš. Tai Tas... kalta upė, kaltas ledonešis, kalta savivaldybė, kalta žiema, kitaip tariant, visi kiti, tik ne aš. Tai mano asmeninė nuomonė, tai taisyklės yra visiems vienodos ir jeigu kažkokį tai turtą, nežinau, tokį nekilnojamą ar tai pusiau kilnojamą ant vandens laikai nelegaliai ir jo labiau ledonešis tau jį nuneša, tai gal jau tiesiog tu nebesipijarink, kad ir koks influenceris ar sveikuolis bebūtum, tiesiog tyliai nuleis galvą, priimk baudą ir daugiau taip nedaryk. Čia, aišku, mano nuomonė. Taip, ir jeigu kalbėtume apie tą pačią laivybą Neryje, tai irgi yra susikaupusių naujienų, nes daugam atrodė tas ažiotažas, kuris buvo kilęs dėl tos garsios tinklalaidės Edmundo Jakilaičio ir dabar jau buvusio vidaus vandens kelių direkcijos vadovo Vladimiro Vinokurovo, kur jie taip garsiai kalbėjo, kad reikia Nerį iškasti, pritaikyti laivybai, navigacijai ir ne. Ir kilo ir mes apie tai daug kalbėjom, ir mokslininkai daug apie tai kalbėjo. Ir tarsi viskas nurimo. Ties Nerim atrodytų lyg ir, dar Kaune tas skandaliukas dėl to pėsčiųjų tilto, kad tarsi stato pėsčiųjų tiltą, bet žiūrėk, kasa Nerį. Tarsi
kodėl visa tai turi vykti, lyg ir tilto statybai pačios upės kas nereikėtų. Bet visa ta tema pritilo, bet iš tiesų vėl yra apie ką pasikalbėti, nes tie planai kasinėti nerį tęsiasi, o ypač Vilniui. Na taip, jie tiesiog jau įgavo tokį pagreitį ir kaip pasakyti, savo fizinį būvį, nes pradėta poveikio aplinkai vertinimo procedūra. Aišku, labai smagu, kad bent jau procedūrų šiuo atveju laikomasi, bet vis tiek tai nelabai džiugina pasižiūrėjus būtent sužymėtas tas vietas, kur norima nerį gilinti, kasti. Ir tiesiog poveikio aplinkai vertinimo procedūros metu, aišku, turės būti vertintos visos rizikos, numatyti kompensaciniai mechanizmai, jeigu vis tik tai būtų daroma. Tik tais pagrindinis turbūt dalykas yra, ar tikrai bus atsižvelgiama į faktinę situaciją. Nes tiesiog šiaip pat ir pašnekėjus su kitais kolegomis, mokslininkais, draugais, tai yra tokia informacija, kad kaip bebūtų, ne visi saugomos buveinės, ne visos saugomos rūšys, toli gražu, ne viskas yra suregistruota ir dokumentuota. Šiuo atveju, tarkim, turime saugomų rūšių informacinę sistemą SRIS, kurioje registruojamos tam tikros saugomos rūšys, ar ne? Ir tiesiog ten tos informacijos yra palyginti labai mažai su realybė. Ir iš tikrųjų, tam pačiam Vilniui yra tikrai, žinau, yra daugybė lašišų nerštaviečių, tikriausiai šlakių taip pat nerštaviečių, nes tai yra jom tinkamos vietos, būtent pakankamas srovė, yra žvyro, yra, žodžiu, tinkamos sąlygos ir tikrai žmonės yra, kas su dronais skraidė, matė, dokumentavę, žino tos taškus ir jos vietomis yra gana gausios. Ir kas blogiausia, kad būtent šito projekto numatomo Vilniaus mieste, kuomet ketinama gilinti tam tikras atkarpas, ruožus ar vietas, jos būtent susikerta su šiomis nerštavietėmis ir tai labai, mano galva, yra blogas dalykas, nes tiesiog šioje vietoje, kaip pasakyti, nėra turbūt to vidurio, kada galima padaryti kažkaip, bet poveikį turėti mažą, tiesiog arba darai, arba nedarai. Taip, čia nebus tas atvejis, kad ir vilkas sotus yra vis sveika, nes arba tu kasi upę, nukasi seklumas, rievas, paprastai tariant, ir tu jau prarandi tas kertinės nerštavietės lašišų šlakių. Ir tas poveikio gerai, tarkim, ar ne, kompensuos, bet kas iš to tai upiai, tas kompensacija? Tai baisiausias dalykas iš tikrųjų, kad praktikoje su to kompensaciniais mechanizmais, čia kaip ir matėm su Nemuno atveju gilinimo, tai yra dažniausiai padaroma dėl akių ir kaip bebūtų, tai labai, kaip pasakyti, skaudu tiesiog, kad taip gali vykti, bet formaliai tokie dalykai daromi, kuomet numatomas kažkoks kompensavimo mechanizmas ir kažkas padaroma ne va tai gamtai gero, tai kaip ten Nemuno atveju berods kažkur tai supylė kažkokią salą mažosiam žuvėdrom perėti, valio, labai gražu, bet be viso to sunaikino natūralaus Nemuno ištisus ruožus, ar ne? Tai labai panašu, kad galimas variantas ir šioje vietoje, vėlgi kažkoks toks kompensacinis, kompromisas, kuomet nukas visas nerštavietės, sugadins natūralią Natura 2000 upę saugomą ir kompensuos kokiu nors ar tai visiškai neveiksmingų, ar mažai reikšmingų dalykų, arba tiesiog, kuris realiai neveiks praktikoje. Tai va čia blogiausia viso šito dalis. Taip, ir jeigu kalbėtume ne tik apie Vilnių, bet ir apie Kauną, tai lygiai taip pat, jeigu jums atrodo, kad čia nerį visi pamiršo ir visi nutilo, ar čia jau nieks nebevyksta, tai iš tiesų tikrai yra kitaip, nes tie neries ruožai, kurie yra miestuose, jie yra, kaip sakyt, po padidinamuoju valdininkų stiklu, nes daug kas nori tą laivybą pramušti, bet kuriuo atveju, ir Kaune nuo Neries žemupio iki Kleboniškio tilto, tai čiagi jau turėjo būti iškasta viskas, jeigu ne tas ažiotažas, ne tas visas išviešinimas tos problemos, tai jau tai būtų buvę padaryta ir tiesą sakant, tai yra tik atidėta, bet nieks nesustabdyta. Tai klausimas, kas ateis naujas vadovas vidaus vandens kelių direkcijos, dar ką turim irgi paminėti, kad po paviešinimo, kad Nemune ties Alytumi padarytų gilinimo darbų, valymo, kaip jie ten pristato, darbų žala gamtai siekia beveik 8 milijonus eurų, tai labai greitai vidaus vandens kelių direkcija atsisveikino su dabartiniu vadovu, dabar yra laikinasis Gediminas Vasiliauskas, jeigu neklystu vardas pavardė. Bet ieškamas naujas vadovas ir neaišku, su kokia jisai pozicija ateis, koks bus jo matymas tų darbų tęstinumo ir panašiai. Tai gal tada iš karto ir kelkimės jau į Alytų, kad jau pradėjom kalbėti apie šitos direkcijos darbelius.
Tai buvom neseniai Alytuje, lankėmės ir ne tam, kad pasižiūrėti, kaip atrodo įšalęs Nemunas, bet dėl to, kad pakvietė policiją. Na taip, tiesiog vykdomas ikiteisminis tyrimas, prokuratūra yra pavedusi Alytaus policijos komisariatui, jau dabar suklys tiksliai, ar ne? Surinkti visą medžiagą, apsiklausti visus liudytojus ir kiek teko bendrauti su tyrėja, kadangi turbūt buvau vienas pirmųjų apklausiamas šioje temoje, kaip tas, kuris beje, ko gero, pirmas ir pranešiau apie šią problemą. Tai tyrimas nusimato labai didelės apimties. Panašu, kad truks ilgai, nes reikalinga apklausti daug žmonių, sutikrinti įvairius parodymus, surinkti visus mokslininkų padarytas išvadas. Taip pat iš tikrųjų, galbūt tai yra jau šiek tiek sekantis klausimas, bet kas yra keliama ir berods viešo intereso gynimo fondas tą dalyką galbūt darė arba darys, su kuriuo mes taip pat betarpiškai bendradarbiaujam. Tai yra kels klausimą apie tai, kad tie 8 milijonai yra tik tai Ledkalnio viršūnė ir iš tikrųjų aplinkos apsaugos departamentas šioje vietoje tikėtina padarė gan grubę, vadinkim taip, klaidą, skaičiuodami žalą, nes jie atsižvelgė ir šitą visą žalos apskaičiavimą įvykdė nuo to, kaip atsispirdami nuo to, tik tais kas yra viršijama, jeigu tie darbai būtų daromi legaliai ar negilinama. Kitaip tariant, kas iškasta per giliai, negu iš vis jau tai būtų galima, jeigu tai būtų legalu. Bet principas ir pagrindinis dalykas, kad nuo 1 centimetro šitie darbai buvo nelegalūs, nes tai buvo gilinimas, nevalinimas, jiems buvo reikalingas atlikti poveikio aplinkai vertinimas, jisai atliktas nebuvo. Tai kitaip tariant, pirmas ekskavatoriaus kaušo ar žemsiurbės siurbimas ar bet kas jau buvo neteisėtas veiksmas ir už kiekvieną centimetrą turėtų būti skaičiuojama žala. O šiuo atveju skaičiuojama tik tai nuo labai didelių, ta prasme, pažeidimų, kurie jeigu darbai būtų legalūs. Ir toksai gal atrodytų smulkmena, bet iš tiesų nustebinęs toksai dalykas. Mes kaip lankėmės 2024 metų, dabar bijau suklyst, ar 25 metų vasarį, ten buvo prie Alytaus piliakalnio toksai didelis akmuo ir ant to akmens buvo, dievaži atrodo kaip toks antkapis tai visai Nemuno bioįvairovei, kuri yra sunaikinta dėl tų kasimo darbų, bet ten buvo parašyta Nemuno gilinimo darbai, naujos perspektyvos ten turizmui ir laivybai. Ir va šiemet apsilankius taip pačioj vietoje jau tos lentelės nebėra, jinai nuimta. Tai aišku, turbūt ir miesto merui Nerijui Cesiuliui, aš nežinau, ar čia jo nurodymo, ar čia kieno nurodymo buvo ta lentelė pašalinta, bet turbūt taip iliustruoja tai, kad jie jau patys suprato, kad jau buvo padaryta tikrai labai grubių klaidų. Ir jeigu taip atvirai kalbant, mes kai darėm konferenciją Seime prieš naujosius metus, tai irgi vidaus vandens kelių direkcijos atstovas taip ir man pasakė, kad jeigu aš būčiau vadovavęs tuo metu, aš nebūčiau daręs tokių drastiškų darbų. Nu, tai turbūt jie tai niekada nepasakytų prieš kamerą, bet turbūt jau, kai mes kalbam neformaliai, neoficialiai, tada jau jie prasikalba, pripažįsta, bet kai jau vėl atsistoja jau diskusija vieša, tada jau jie aiškina, kad jie turėjo tą laivakalį įrengti, kad čia jų yra misija tokia vystyti tuos kelius, ne ten, kur jų ir nebuvo, žodžiu, ir panašiai. Tai dar trumpai irgi galim... Noriu pasinaudodamas progą, jeigu žiūrėsit, perduot labai didelius linkėjimus Alytaus savivaldai ir Alytaus rajono savivaldai ir Nerijui Cesiuliui. Žinom, kad jūsų nagai čia labai stipriai prikišti yra ir kad tai nėra vien vidaus vandens kelių direkcijos savivalė, bet labai stiprus jūsų interesai. Kaip ir ta lentelė, kuri dingo kažkaip gėdingai, ta prasme buvo, kaip ir tokia paminklas ir puošmena ir kažkodėl gėdingai dingo. Ir dar reikia atkreipti dėmesį, kad tas didelis akmuo turbūt ne šiaip sau ten buvo būtent riedulys ištrauktas iš upės, kurie žmogaus dydžio. Taip. Ir kas buvo labai įdomu, jeigu nematėt konferencijos Seime dėl būtent šitų konkrečiai Nemuno valymo, gilinimo darbų, tai vienas mokslininkas tokio mintim pasidalijo, kad norint pajudinti tas nuosėdas, kurias ten judino nuosėdas, tai turiu omeny riedulius ir visa kita, tai Nemunas turėtų tekėti daugiau nei 100 km/h greičiu, tai jūs įsivaizduokit, kokia turėtų būti jėga. Ta prasme, tai yra
sugadinta tai, ką sukūrė ledynas. Tai jau mes to nebesugražinsim. Ir jau yra keliamas klausimas, kad reikia atlyginti žalą. Tai reiškia, jeigu matėte įrašus, mes galėsim irgi dar kartą parodyti tie kalnagubriai, kurie supilstyti Nemune ir vienos iš jų net, man atrodo, ar ne ilgesnė nei 100 metrų. Keli šimtai metrų berods netgi stebuklingi tokie kalneliai vidury upės. Ir va tie kalnai, kurie yra suformuoti, tai jau kyla diskusijos, kad juos reikės vėl grąžinti į Nemuną, paskirstyti, grąžinti akmenis, riedulius ir taip toliau. Tai tiesą sakant, bus labai įdomi diskusija, labai stengsimės ir mes, kiek įmanoma, nepaleisti tos temos, sekt, kas ten vyksta, nes vyksta tikrai labai daug ir įdomių dalykų. Labai įdomių dalykų vyksta ir dėl didelių žuvų apsaugos. Kaip sakoma, trūktų žvadžių vėl iš pradžių. Jau tik atrodo džiaugiamės, kad pavyko įtikinti aplinkos ministeriją, kas skamba gana paradoksaliai. Aplinkos ministeriją reikia įtikinti saugot žuvis. Įtikinom ir dabar vėl reikia įtikinėti iš naujo. Tai mėgėjų žvejybos taryba, beje, ne pačios tarybos, o aplinkos ministerijos teikimo, aš kaip suprantu, jie vėl siūlo pakeitimus. Tai Martynai, gal papasako, ką jie ten siūlo. Na taip, iš tikrųjų jau truputį kantrybė baigėsi ir šiek tiek ir juokinga, bet to pačiu ir graudu, kad mūsų šalyje tokie dalykai darosi, kad paėjus vieną žingsnį į priekį bandoma padėti toj pat 2 žingsnius atgal. Kalbant apie būtent žuvų apsaugą, apie didelių žuvų apsaugą, trofėjinių žuvų apsaugą, kurios džiugina tikrai visus meškeriotojus ir tyrimai yra atlikti, kad meškeriotojai nori ne tiek pagauti daug smulkesnių žuvų, kiek labiau trokšta pagauti galbūt mažiau, bet didelių išskirtinių egzempliorių. Taip pat tos žuvis jau visi puikiai žinom, turi labai stiprią genetinę savo medžiagą bazę, kurią perduoda ateities kartoms. Žodžiu, bet kokiu atveju tai yra ekologiškai vertingiausios žuvis, kai kalbam apie didelės žuvis, ar ne, tai starkiai, lydekos, be abejo tai liečia ir visas kitas rūšis. Ir dabar kažkodėl labai užsimota šitos didelių žuvų apsaugą, kuri jau, sakyčiau, sėkmingai prigijusi Lietuvoje ir niekam problemų nebekelianti. Kažkodėl tais reikia atšaukti. Tai kaip Monika ir minėjo, tai turbūt pirmieji žingsniai buvo, kuomet buvo teikiamas šitas ministrui pasirašyti projektas būtent su atšaukimu, taip pat margųjų upėtakių, vėlgi pagavai paleidžiu žūklės naikinimas ir leisti paimti vieną upėtakį maistui. Taip pat išmaniųjų šitų live sonarų draudimas beveik 30 ežerų, kas greičiausiai yra tik tais pradžia, nes klausant kai kurių žmonių, kurie labai stipriai šitą dalyką stumia, tai jų tikslas būtų live technologijas uždrausti iš esmės visiškai visuose ežeruose. Todėl turbūt uždraudus tuose keliuose 27 ar kiek, tai būtų tik tais pradinis žingsnis. Tai žodžiu, visi šitie pakeitimai vėl buldozeriu bandė važiuoti ir būtų turbūt jau ministras kaip ir paėmęs ir pasirašęs, kadangi turbūt natūraliai taip, reikia suprasti, turi galimybių tiek gilintis iš tiesų, kiek mes. Taip, jisai iš statybų žmogus sektoriaus. Pavyko šiek tiek mobilizuoti šitai šviesiai, vadinkime, meškeriotojų bendruomenės pusiai. Tikrai labai gausiom pajėgom žmonės pasisakė ir prie to teikiamo teisės akto, ar ne, buvo galima teikti pasiūlymus, pastabas siūsti ir jas turėjo registruoti, tai ten buvo suregistruotas rekordinis turbūt kiekis prie, nežinau, ar nors vieno aplinkos ministerijos dokumento teikimo tiek. Ministrui net prireikė atskiro įrašo Facebook'e, kad jisai pamatė, kiek daug žmonių nenori, kad tos taisyklės keistųsi. Ministras dar kartą pakvietė Facebook'e padiskutuoti ir ten buvo šimtai komentarų. Aišku, nedarėm čia kažkokios statistinės analizės, bet tikrai buvo, tiesą sakant, smagu matyti, kad labai daug kas palaikė. Netgi tie, kurie anksčiau nepalaikė, dabar rašė tikrai teigiamus atsiliepimus vien dėl to, kad nekeiskit vardant to, kad reikia keisti, nes tas taisyklių kaitaliojimas, to pastovumo nebuvimas, tai tiesiog varo į neviltį kai kada. Tai va būtent, todėl, kad tas dabartinis taisyklių atšaukimas yra šiek tiek principinis toks dalykas ir kas baisiausia, kad kiek neoficialiai tenka girdėti, tai yra tiesiog iš aplinkos ministerijos specialistų valios specialisto konkrečiai linkėjimai, žinai apie ką kalbu. Labai aktyviai bandoma, kad tai įvyktų, pavyktų ir dedamos pastangos taip puoliai, tai gal geriau tiesiog tie specialistai dėtų, aš galvoju, tas pastangas šiek tiek kažką tobulinti, kur tikrai yra daug didesnių problemų. Tikrai labai daug ką veikti. Ir vat būtent mane keiščiausia tas, kad kuomet ministras kvietė diskutuoti, ar ne, tą diskusiją tikrai įsijungė žvejų bendruomenės, manyčiau, ryškiausi veidai, žinomiausi, tikrai progresyvų žvejai, Paulius Korsakas, Evaldas Bubulis, kiti žvejybos gidai,
Taip, Ta prasme, ir asociacijų sportininkai. kitų, netgi sportininkai kai kurie, ta prasme, ir visi kaip vieningai teigia, kad nereikia daryti šitų skubotų pakeitimų atgal. Viskas yra gerai su žuvų apsauga, ta prasme, turim tikrai progresyves šiuolaikiškas taisyklės, tiesiog jų reikia laikytis ir su jomis susigyventi, duoti laiko truputį daugiau, kad tų laimikų mūsų vandenyse tik gausėtų ir mes čia turėtume tikrai neprastesnius rezultatus negu užsienyje, kur žmonės važiuoja ir žvejoja už nežinau, mesdami didelius pinigus. Tai va, tai... Ir dar dėl margųjų upėtakių irgi, ką teko dalyvauti žuvininkystės tarnybos renktoj konferencijoje ir ten buvo labai daug mokslininkų atvažiavę ir iš užsienio, ir iš Lietuvos ir teko klausyti įvairius pranešimus ir vėl buvo vienas pranešimas apie lašišinę žuvis ir daugiausia ten buvo dėmesio skirta margajam upėtakiui ir vėl buvo dar kartą pasakyta, kad tų didžiųjų upėtakių, tų vyriausių, kaip sakoma, seniorų yra mažiausia, kad jų tikrai yra mažai. Ir po tos pristatymo aš mokslininko Vytauto Kesmino dar pasiteiravau apie kiršlį, nes nieko apie kiršlį buvo nepasakyta. Tai sako, kad kiršlio būklė gali būti dar blogesnė būklė nei margojo upėtakio. Tai čia irgi, man irgi įdomu ir jūs nuomonę išgirs komentaros, irgi galit parašyti, ką jūs galvojate. Ir kiršliui irgi reikia didesnės apsaugos nei tą, kurią mes turim dabar. Ir dėl margųjų upėtakių, nes čia labai irgi išsiskiria tam tikrą prasme tarp mokslininkų irgi nuomonės, nes dauguma sako, kad mokslininkai rekomenduoja ir paima, tai suabsoliutina, kad visi. Ne, ir tarp mokslininkų yra skirtingų nuomonių ir skirtingų pozicijų ir mes tikrai ir gerbiam tos nuomonės ir suprantam, kad jų yra daug ir įvairių, bet kai vieno mokslininko susivedė išvados visos į tai, o tai kaip tas upėtakis dabar ims ir numirs čia nuo senatvės, ar kaip, man tai irgi neskamba kaip argumentas. Norėčiau atkreipdėmėsi, kad iš tikrųjų mokslas mokslui nėra lygų. Ta prasme, žiūrint, turbūt reikia žiūrėti į galutinį tikslą, ko siekiama ir ko norima, ar ne? Ir va tada pagal tai turbūt tos mokslinės išvados ir priemonės tolimesnės taikomos. Tai jeigu mes žiūrim kaip į kažkokį ūkinių požiūrį į vandens telkinius ir žuvis ir tarkim ir tuos pačius upėtakius ir dar kažką, tai be abejo, tada natūraliai gaunasi, kad galbūt nereikia tiek saugoti, nes žuvis turi būti imama maistui, svarbu neišnyktų, svarbu vieną kartą išnerštų ir turim tokį, šiek tiek turim, daug žuvinam, daug investuojam, bet tas rezultatas visame kame labai labai vidutinis, mažai natūralumo ir ta prasme tiesiog kažkeli žmonės džiaugiasi, kad gali suvalgyti upėtakį, nes iš tikrųjų tokių tikrai tarp save gerbiančių žvejų yra labai mažai. Bet dabar tarp tų siūlymų, tai aš kaip suprantu, yra siūloma, kad leist vieną pasiimtų upėtakį. Taip, tai yra labai juokingas dalykas, kaip pagalvojai, ta prasme, ir argumentuojama būtent tuo, kad žmonės nori valgyti upėtakį. Tai tikrai, kas gaudo marguosius upėtakius, puikiai žino, kokio dydžio tos žuvis, kaip ta prasme, kiek tenais yra mėsos ir pavalgymo, ar ne, ir tas argumentas maistui tai yra absoliučiai juokingas ir sakyčiau, net niekingas. Taip, jeigu kalbam apie 50, nežinau, 60 cm upėtakį, tai galbūt taip jau ten gali kažką ir pavalgyti iš tokios žuvies, bet tokių žuvų yra vienetai ir tos žuvis auga keliolika metų iki 10 ar keliolika metų gali augti iki savo to būtent dydžio, kad tokį užaugtų ir pasiektų, dar jom reikia išgyventi brakonierius, išgyventi gamtos visokias stichijas, ar ne, ta prasme, ir taršas upeliuose visko būna. Sliekininkus begalinius, kurių ta prasme, ir dabar turbūt dar nesam nugaudę ir nuėmę. Ir kažkodėl, kažkam vis tiek kyla noras, kad gal mes atlaisvinkim tos upėtakius ir tik iš tikrųjų, kadangi aš pats juos meškerioju ir man labai smagi jų žvejyba yra, ar ne, drįsčiau pastebėti, kad situacija kažkiek pradėjo gerėti. Tai reiškia, daugiau galbūt pradėjo atsirasti didesnių upėtakių, gyvybingesnių upių yra šiek tiek, aišku, ne visur, tai labai netolygų, kai kur yra tuščia, mirė, viskas išgaudyta. Bet lyg jau tendencija eina į gerą ir tada vis tiek norima nukirsti ir grąžinti mūsų tuos gūdžius sovietinius laikus ir tą ūkinį požiūrį, kuris mano galva yra visiškai nešiuolaikiškas, jis yra žalingas valstybei. Ir iš tikrųjų, sakau, viskas tuomet lenkiama ant to įžuvinimo, kad reikia labai daug žuvinti ir mes čia viską turėsim, bet tiesa nėra tokia. Žuvinimas yra kraštutinė priemonė. Taip. Jeigu populiacijai gresia išnykimas ar kažkoks visiškas kataklizmas, tada taip, žuvinimas gali būti vienintelė priemonė. Bet kokiu atveju apsauga natūralių žuvų, natūralaus neršto ir protingas meškeriotojų elgesys yra numeris vienas.
Taip, tai galim turbūt labai daug ir plačiai kalbėti, bet didelių žuvų apsauga buvo aptarta ir pas mus Facebook'e tikrai gana plačiai, buvom ir kalbinę ir mokslininkus ir pristatę įvairias pozicijas, tai gal nesikartosim, bet apibendrinant, ką norim pasakyti, kad vėl bus diskusija aplinkos ministerijoje dėl šitos temos, tai jeigu vėlgi buvo galvota, kad čia jau viskas nurimo, ministras irgi įrašė rilsiuką, kad nepasirašysiu taisyklių, tai reiškia, kad nepasirašysiu dabar, bet gal pasirašysiu vėliau. Tai irgi būkim budrus, sekim, kas vyksta, nes tikrai tų pakeitimų, kurie galbūt ne visiškai draugiški gamtai, gali išlysti gana greitų metų. Tai tiesiog susivienykim, o jau jeigu kažkoks bus gaisriukas, tai mes būtinai apie tai pranešim. Tai tik noriu paminėti šitoje vietoje, kad būtent kitą savaitę berods ir vyks pirmasis ten, nežinau, vienintelis ar pirmasis darbo grupės susitikimas, pasižiūrėjus darbo grupės adresatus, tai truputį darosi liūdna, nes iš tikrųjų į vienus vartus sudėti tik tai šitie mėgėjų žvejybos tarybos nariai, kurie tenais iš vis tą tarybą neaišku, ką gyvenime veikia ir kur visi pripažįsta, tiek pats ministras, jau nežinau kelintas, tiek absoliučiai visi, kad ją reikia reformuoti, išformuoti ir pakeisti iš pagrindų, nes tai yra kažkoks sovietinis rudimentas. Bet taigi buvo reforma, tai čia, žinot, čia dar turbūt kitam epizodė papasakosim atskirai. Reforma buvo kosmetinė dėl akių, o tikrasis pokytis vis dar neįvykęs. Tai ką labai trumpai, kad neužsitęs šioje temoje, tai vat, vėlgi darbo grupėje yra iš esmės sudėti visi tie, kurie už šitos pakeitimus ir tie, kurie vieninteliai juos ir stumia. Ir taip pat galbūt esame įdėti mes. Labai panašiai, tarp kitko, panašus formatas, į kurį Lietuvos žuvų berods nekvietė, bet žinau, kad Lašišos dienoraštis yra pakviestas. Tai yra kalbant apie Kuršių marių verslą, kur visi siūlymai yra atlaisvinti verslą, pagerinti verslui sąlygas ir kaip ir darbo grupiai vėl lygiai ta pati situacija. Iš esmės visi dalyviai yra pro versliniai ir ten Lašišos dienoraštis galbūt vieninteliai oponuojantis. Iš tikrųjų, nežinau, čia tiesiog reikia galbūt pažiūrėti, kuo tai baigsis, bet šiuo metu tai aplinkos ministerijos politika krypsta labai bloga linkme, mano galva. Ir tiesiog reikia stebėti, kas iš to bus, bet manęs tai nedžiugina tikrai. Kol kas tikrai netrodo įkvepiančiai visas aplinkos ministerijos naratyvas aplinkos apsaugos požiūriu. Mes nekalbam apie miškus, apie visą kitą. Mūsų stichija yra vanduo ir žuvis, tai mes tik apie tai konkrečiai kalbamės. Ir kad jau paminėjai verslinę žvejybą, tai pakalbėkim apie seliavas, nes ledo temą jau lietėm. Praėjusi žiema ir dar kovo pradžia tikrai pasižymėjo tvirtu storu ledu, o nuo 2026 metų, tai yra nuo šių metų, verslinė žvejyba ežeruose baigėsi. Tai reiškia... Bobos sukimą, tai yra kažkokį tautinį paveldą. Tautinį paveldą, taip, bet aš kiek suprantu, kad nelabai yra daug norinčių jį ten įrodyti. Nu, pamatysim, kas ten bus toliau. Bet apie seliavas irgi kyla įvairių pasvarstymų, koks tas yra meškeriotojų spaudimas konkrečiai seliavom, nes kas svarbu pasakyti apie seliavas, kad mokslininkai atlikinėdami tyrimus, jie pastebi, kad seliavoms iš tiesų yra niūrios prognozės, dėl to, kad klimatas keičiasi, ežerai uždumblėja, o seliavoms reikia tokio žvirgždėto dugno neršti ir dėl to, kad ir deguonies duobėse vandenyje ar ne, giliuose duobėse mažėja, bet kuriuo atveju paėmus, tai bendrai sakant, seliavoms prognozės yra nekokios. Ir kitas dalykas, ko mokslininkai nežino, tai koks yra mėgėjų spaudimas seliavoms, nes seliavų žūklė tikrai pats matai, tikrai eksponentiškai populiarėja, palapinių miesteliai tikrai ant daugelio seliavinių ežerų. Ir kyla tie vieši tokie pasvarstymai, kiek meškeriotojai gali pagauti ir ar tie vieši pasvarstymai yra dėl to, kad tiesiog mokslininkams yra įdomu, kas yra natūralu, turbūt ir mums būtų įdomu sužinoti, ar dėl to, kad atsirastų ateityje ir tam tikri seliavų ribojimai, galbūt tai įvedant kiekį ar kažkokie kitokie, nes jeigu neklystu, tai Latvijoje yra įvestas vienetų kažkokia riba, kiek galima paimti vienos žūklės metu seliavų. Aš dabar netikrinau kažkokių naujausių redakcijų taisyklių, bet bent jau prieš kažkiek laiko buvau matęs, kad tikrai Latvijai turėjo seliavom įsivedę vienetų tam tikrą kiekį leistiną paimti, ar 15, ar 30, dabar bijau pameluoti, ar dar kitas skaičius galbūt, bet tiesiog pati tokia logika egzistavo ir aš manau, kad joje yra šiek tiek racijos ir racijos yra vien dėl to, kad tiesiog stebint mūsų meškeriotojus, tos pačius seliavistus, kurių be proto dabar daug yra, tikrai populiarėja.
yra vis tik žmonių, kurie su saiku yra susipykę. Tai čia turbūt su bet kuria žuvim. Labai jaučiasi, kaip pasakyti, turbūt yra tas toks, žinai, noras parodyti, kad pagavau 100, pagavau 200, pagavau kibirą. O vakar pagavau 100, šiandien pagavau 150, o rytoj pagausiu 200. Apetitas kyla bevalgant. Tai va šitoj vietoj aš manau, kad truputį patys meškeriotojai pjaunasi šaką savo, ant kurios sėdi. Tikėtina, gali būti, nes jeigu kažkas tai, nežinau, su seliavų ištekliais pradės darytis, ar dar ką, net nebejoju, kad tikrai tai bus pagrindas turbūt kažkokiem tai ribojimam šioje vietoje. Bet apskritai būtų sveika turėti tą saiką ir galbūt gaudyti tų žuvų tiek, kiek tau jų iš tikrųjų tam kartui reikia, o ne tam, kad prisišaldyti šaldiklį, apdalinti kaimynus ir visą kitą. Aišku, su seliavom galbūt yra geresnis šiek tiek dalykas tas, kad tai yra greičiau augančios žuvis, trumpesnio amžiaus, ne taip kaip upėtakis ir kažkokios kitos, kur dešimtmečiais reikia užaugti, bet vis tiek, bet kokiu atveju tai žuviai reikia laiko užaugti, reikia laiko išneršti ir jeigu jos bus gaudomos be saiko, bet kokio dydžio, anksčiau ir vėliau iš to problemos gali būti. Ir nežinau, gal pratęsi taip, kaip pasakai, ką konferencijoje būtent paminėjo apie skaičiavimą galimą mėgėjų sugavimų ir palyginimą su verslo. Nes šiaip ten yra konkretų skaičiai paminėti, dabar aš jų mintinai tikrai neatsimenu, bet esmė tame, kad dėl ko buvo prieita prie to klausimo, kad jeigu, tarkim, mokslininkas paėmė seliavų žūklės Facebook'o grupę, kad ten yra plius minus 10 000 narių ir jeigu tai paėmus, kiek tas meškeriotojas pagauna tų seliavų, tai reiškia, kad jau viršijami verslinės žvejybos tie sugavimai. Bet pats supranti, kad tikėti žvejų verslininkų sugavimais, tai tas pats, kas tikėti pasakom. Tai va būtent, tai čia iš tikrųjų, kaip pasakyti, ne savom akim mačiau, liudyti teismą negaliu, bet tikrai esam girdėję ir iš mūsų sekėjų, draugų kažkokių, ar ne, ir iš kitų meškeriotojų, kuomet tiesiog labai paprasta technologija tų pačių verslininkų gaudant seliavas būdavo, kada kaip pavyzdys, pagavo 50 kg, turi valtyje parplaukinėję į krantą, įsirašo į ten, nežinau, popierinę kažkokią kortelę, kurią turi turėti su laimikiu vietoje, įsirašo skaičių 5 ir žiūri, kaip seksis parplaukus į krantą. Jeigu parplaukiant į krantą mato, kad niekas nelaukia, kontrolė nenusimato, problemų nėra, tušinukas visą laiką šalia kortelės. Jeigu mato, kad kažkuom tai kvepia, staigiai dar rašomas reikiamas 0 ir turimas skaičius. Ir ta prasme, dėja, bet šitą dalyką tikrai girdėjau ne iš vieno žmogaus ir ta prasme, ir kad tikėti tais deklaravimais, kurie buvo, turbūt nei vienas žmogus netiki ir tikiuosi, kad nei viena institucija taip pat netiki. Tai už tai ir tas palyginimas verslo su mėgėjais yra labai sudėtingas, nes neturim nei vieno, nei kito tikslaus skaičiaus. Čia kaip vienas politikas sakė, negalim palyginti, bet palyginkime. Tai gal vis dėlto nelyginkime, kaip Martynas sakė, tiesiog prisiminkime tą saiką, nes kas irgi gal nėra taip populiaru, bet dabar jau seliavas yra išmokę kai kas gaudyti ir iš valčių. Tai, kaip sakyt, svarbu, kaip sakyt, ir smagi emocija, bet reikia pagalvoti ir apie pačią žuvį, kad, ir apie meškeriotoją galų gale, kad ir jam dar liktų kažką po jūsų pagauti. Ir aišku, dar su tos verslinės žūklės ežeruose pabaiga, tai bent jau mes, kaip Lietuvos žuvys, tai tikrai tikimės, kad šiek tiek padės šitas sprendimas atsigauti ir sykų populiacijai. Taip, apie sykus norėčiau atskirai netgi paminėti iš tikrųjų, nes tikrai girdėjom, rašė mums žmonės su neviltim ir ką labai sudėtinga iš tikrųjų užfiksuoti, padaryti, kad tie patys verslo atstovai tikslingai gaudydavo sykus, prisidengdami seliavų ar stintelių žvejybą. Sykai, aišku, buvo, kaip pasakyti, niekur nefigūruodavo laimikiuose, jie būdavo iš karto slepiami ir parduodami ten kažkur tais juodoje rinkoje ar ten išdalinami, kur reikia. Žodžiu, tokius dalykus tikrai girdėjom ir kuomet pagalvoju, valstybė iš vienos pusės bando atkurti tą populiaciją ir šiaip, sakyčiau, labai sudėtingai sekasi ir tinkamų ežerų nerštų yra labai mažai ir jie dažniausiai ten įleidžiami gyvena, bet nelabai neršia arba sunkiai neršia, ar ne, ir dar jeigu verslas juos išgaudo, tai sykam buvo pragaištis. Labai noriu tikėtis, kad bus geriau, bet šitoje vietoje taip pat norėčiau kreiptis į mielus seliavų gaudytojus, priklausomai nuo ežerų, tačiau ir pats gaudžiau ežere viename, kuriame tikrai yra sykų, jie yra žuvinami. Buvo žuvinti ir jų dydžių įvairių yra. Ir tiesiog, kadangi man labai įdomi ši žuvis visą laiką, tai visą laiką stengiuosi pakalbinti vietinius meškeriotojus, kaip jiems sekėsi, ar pagauna sykų, ar nepagauna. Ir atsakymas praktiškai iš visų daugiau mažiau buvo, kad bent jau kažkada tikrai yra pagavę.
Nei vieno negirdėjau, kad būtų paleidę, nors dalis puikiai žino, kad tai yra raudonos knygos žuvis ir kad gaudyti, ta prasme, jų imti negalima. Kiti bandė aiškinti, kad jie gaudo ir ima, nes čia žuvis imti galima ir yra speciali kortelė sykui paimti, bet, žinai, kaip pasakyti, nereikia ieškoti durnių, kai tu žinai, kad tam ežerė kortelės neišduodamos. Ir tas žmogus tau rodo fotkės, kur sykas tarp seliavų guli kibire paimtas. Ir tu matai, kad tai yra akivaizdus pažeidimas ir tiesiog bandai žmogui paaiškinti, kad žmogau, nedaryk šito, gaudai tas seliavas, valgyk seliavas, pagavai syką, paleisk. Bet šitoj vietoje aš manau, kad problema yra didelė ir vėlgi čia atsiranda tas gretinimas mėgėjų ir verslo, nes tikrai šiaip pačių seliavų žvejyba pasiekė kitą lygį, ta prasme, žvejai sugeba pagauti didelius kiekius žuvų, išmoko, perprato šias žuvis, žino, kaip jas gaudyti, kur gaudyti, ant ko gaudyti. Lygiai tas pats ir ta prasme, ir su taisykais, kurie daugiau pakliūna kaip priegauda, bet vien turint tokį žvejų kiekį ant tų ežerų, tai jie tikrai pakliūva. Taip, daug mes čia visko apkalbėjom ir turbūt dar daug yra temų, ką galėtume apkalbėti, bet nenorim visko sudėti į vieną vietą. Labai norim jūsų nuomonę išgirsti. Kiekvienos temos klausimų būtinai parašykit komentarus, ką jūs galvojat, pritarėt, nepritarėt, būtinai parašykit ir aišku siūlykit mums savo temas, kas jums ant širdies guli, išsiliekit, o mes kitose mūsų pasikalbėjimuose, galbūt būsim dviese, galbūt kažką ir pasikviesim, kad būtų smagiau ir įdomiau ir tas temas panagrinėsim ir panalizuosim. Tai kol kas iš mūsų tiek, ačiū labai, kad žiūrėjot, taip pat norim padėkoti visiems ir mūsų kontribį rėmėjams, ačiū visiems tiems, kurie jau skyrė 1,2% nuo savo GPM, taip paprastai sakant, tai tikrai padeda mums veikti ir tikimės, kad pas jūs sugrįšime netrukus ir vėl. Iki pasimatymo. Iki.